2 mėnesiai iki maratono ir mes pradedame naują vlogų ciklą projektas Kopenhagos maratonas. Taip, ir mes šį kartą bandysime parodyti ne tik epizodą, kaip sekasi maratone, bet tuo pačiu ir padaryti dar keletą serijų, kuriuose parodysime, kaip sekasi ruoštis, ką darome, kaip treniruojamės ir panašiai. Ir šis maratonas bus mums tikrai ypatingas, pirmasis maratonas, prie kurio starto linijos stosim abu, bet kiekvienas su visiškai skirtingais tikslais ir svajonėm. Mano tikslas yra, kaip ir daugelio iš tikrųjų bėgikų, išbėgti maratoną iš 3 valandų. Žinant, kaip dabar Rūtai sekasi bėgti, tas tikslas visai atrodo, sakyčiau, realistiškas, jis didelis, bet manau pasiekiamas. Tuo tarpu aš sugalvojau, kad reikia išbėgti iš 2 valandų 30 ir... Toks labai optimistinis, labai. Super optimistinis tikslas, kuris vargu ar pasiekiamas, bet smagu išsikelti aukštus tikslus ir darysiu viską, kad jį įgyvendinčiau. Nors nepradedam nuo nulio, ką tik padarėm po kelis Hyroxus, bet maratono kelionė dar tik prasideda. Ir pirmas dalykas, ką pamatysit šiame epizode, tai yra aiškinsimės, tai kokioj dabar esam stadijoj, kokioj formoj. Ir tą padarysim Jonavoj kovo 11 bėgime. Tai važiuojam į Jonavą ir prisiskaičiau dabar nesąmonių, bandysiu burokėlių sultis, nes Kipčiogė geria sportininkai. Reikia 2-3 valandas prieš varžybas išgerti, dabar likę iki starto 2,5. Ir teoriškai gali pagerinti nuo 1 iki 3% pasirodymą. Tai bandysim, aš niekada neragavęs. Reikia išgerti 1,5 buteliuko. Jau reikia sustojam degalinį, kad išgerti, nes gali į tualetą tiesiu taikinį reikia. Normaliai. Ką, normaliai, burokėlis sultis. O ne pigiau būtų išsispausti paprašiau. Ekstraktas turi... Ekstraktą reikia mažiau gerti negu normalių sulčių. Galima ir paprastų gerti. Kiek kainuoja toks daiktas? Tiksliai dabar nepamenu, apie 3 eurų gal vis dažpom. Vienas buteliukas reikia išgerti 1,5, visai skanu. Bandysim. Tai susimatysim prie starto. Starte laukia autobusai. Visus bėgikus čia sodins ir tada judėsim. Važiuosim starto vietą. ir bėgsim atgal 15 kilometrių. Arnas matavo? Gerai, tai einam į galą. Neužsuktų gerai. Viskas, atvežė mūsų autobusą į vietą. Autobusai išvažiuoja, palieka mus vidury laukų ir artėja startas. Tai Rūta, kokiu tempu įsivaizduoji, tu bėgsi šiandien? Tai sakėm, šiandien pasitikrinimas dėl maratono, tai aš turiu bėgti tarp 4:05 ir 40 peisų, tai realiai iš 4 minučių 10 peisų. Tai apie valandą 0,2-15 km turiu subėgti. Nu ir matysim, mano greitis turėtų būti 3,24, 3,26, 3,27, kažkas tokio. Tai šiek tiek greičiau bėgti negu pernai reikėtų. Ar bus ar nebus, ar burokėlių sultys padės ar nepadės, pamatysim jau po finišo. O dabar skubam apšilti, nes čia yra nedaug laiko. Per varžybas tikriausiai nebepafilmuosim ir susimatysim jau su rezultatais. Taip. Ate. Nu, interviu, kaip vertintumėt šitą pasirodymą? Šiaip sau. Šiltas, labai šiltas. Kodėl šiaip sau? Galvojau, kad aš kietesnis negu iš tikrųjų. Tu labai kietas ir esi daug kietesnis nei galvojai. Ir štai tolumai atvaro Rūta. Dabar lygiai 1 valandą, tai reiškia, tai jinai trasoj bėga valandą ir peisas ir nerealiai geras. Šaunuolė! Varai iki pat galo! Varai!
Einam pas čempionę. Nu, kaip jautiesi, kaip sekėsi, puikiai subėgai. Puikiai. Gera forma. Jo, valandą vieną kažkiek. Valandą kažkiek, atsiprašau, ne vieną. Lygiai jo valandą. 6 dar motinų prizinė vieta. Ir 6 apdanuoja, šiek tiek wow. Viską paėdžiama. Taigi, subėgom Jonavoje, bet bėgimas taip susuko galvas, kad išvažiavom atgal į Vilnių užmiršę įkalbėti. Taigi, jau grįžę namo, papasakosim, kaip viskas mums sekėsi. Rūta. Tai bėgimas susuko galvas, nes, kaip prieš tai sakiau, planas buvo 15 km nubėgti per valandą 2 minutės. Čia tas planas A, top. Po 4 minutės 5 peisų kažkur, bet gavosi iš 4 minučių peisą, tai čia man tikrai susuko galvą ir dar priedo. Gavau tarp tokių stiprių moterų lipti ant podimo ir patekti į top 6, kur tikrai didelė konkurencija, tai čia man buvo toks super geras apdovanojimas ir optimistinis nuteikimas dėl maratono, nes bėgti visgi iš 4 minučių peiso, nors ir yra ten nuokalnės, bet vis tiek man tai yra labai stipru. Jo, Rūta iš tikrųjų pasirodė puikiai ir visos prognozės ir visi ženklai rodo, kad iš 3 valandų Kopenhagoje gali išbėgti ir jeigu viskas susiklostys sėkmingai, tas rezultatas tikrai pasiekiamas. Na, o man šitas bėgimas parodė, kad dar forma nėra 2:30 bėgimas. Ne, jinai nėra bloga, tik planas yra labai aukštas. Aš paklausiau ChatGPT, ar vis dar yra vilties taip subėgus, tai sakė, vilties dar yra, bet nėra jos baisiai daug. Tai gal mane rezultatas netiek ir nuvylė, maždaug panašiai ir tikėjausi subėgti, bet labiausiai nuvylė tai savijauta bėgimo metu. Aš po 7 km visai lūžau. Čia tikriausiai dėl to, kad pradėjau per greitai. Tai antra pusė buvo tiesiog kentėjimas ir nebuvo jokio gražaus bėgimo. Tai labai stipriai sulėtėjau. Ir tai šiek tiek liūdina, bet tuo pačiu parodo, kad ištvermės trūksta ir reikės ties to dirbti. Tai dar yra likę 2 mėnesiai. Per tuos 2 mėnesius galima daug ką pasiekti. Laikom čiūrus ir... Nepamirškit užsiprenumeruoti mūsų kanalo, spausti patinka ir galit komentaruose užduoti klausimus, kas jums įdomu apie maratono pasiruošimą, nes tikrai turim daug žinių pakankamai, kad galėtume jomis dalintis. Ir kitas epizodas jau bus toks, kuriame parodysime, kaip iš tikrųjų ruošiamės, kokias treniruotės susiplanavom, kad kaip nors tuos savo maratono tikslus pasiektume. Ar bent jau priartėtume kiek įmanoma. Žiūrėkit, sekit, taip pat galit susirasti mus Stravoje, kur visas treniruotės bus kaip ant delno. Iki greito susimatymo. Iki!